Treneri, šiandien viskas lyg ir kaip išnatuojasi. Man malonu, kad mes sužaidėm labai geras rungtynes paskutinės oficialias šiais metais. Vaikinai buvo labai užsidegę, labai norėjo paskutinės rungtynės sužaisti labai gerai. Buvom sugalvoję atitinkamą planą, kurį pasisekė įgyvendinti. Tai yra labai džiugu. Ar negaila, kad ta pertrauka 3 savaičių yra būtent dabar, kai komanda atrodo pasiekė tikrai labai gerą sportinę formą? O ką gali žinoti, kaip čia bus, ar mums išeis į naudą, ar atvirkščiai. Bet manau, kad mes teisingai paskirstysim krūvį, duosim žaidėjams poilsio, kurie dirbo šitą 3 mėnesius intensyviai. Manau, viskas bus gerai. Aš čia dėl to nelabai pergyvenu. Toks jausmas, kad šiandien Sakalų buvot išnagrinėję iki paskutinio siūlelio. Mes visas komandas stengiamės išnagrinėti. Manau, kad mes primetėm jiems savo žaidimą, tas buvo svarbiausia. Padarėm tai, ką turėjom padaryti aikštelėje iš tikrųjų. Man tai yra labai džiugu, man širdyje džiaugiuosi labai. Atrodė Juventus krepšininkai yra tiesiog greitesni, staigesni, čia geresnis fizinis pasirinkimas, ar tiesiog žinojot, ką varžovai darys? Ne, paprasčiausiai man sunku analizuoti varžovo žaidimą, varžovo pasiruošimą, bet aš galiu pasakyti apie savo komandą. Man patiko, kokį mes šiai dienai demonstravom ne tik tais krepšinį, bet ir fizinį pasiruošimą. Į krepšinį tikrai neblogą ir fizinį pasiruošimą, gynyba buvo tikrai gera. Prieš sezoną kalbėdamas sakėt, kad stengsitės subalansuoti gynybą ir puolimą. Šiandien turbūt ir yra tas įrodymas gynybos ir puolimo balanso. Taip, mes jau pritojom ne šitos vien rungtynėse ir keletas sužaistų prieš tai rungtynių lygiai tas pats buvo. Dar trūksta šiek tiek laiko, dar trūksta šiek tiek susižaidimo, bet manau, kad mes kilam dar į viršų. Tai mane irgi džiugina kaip treneri. Įpusėjo sezonas. Kaip vertinate pirmąją dalį, pirmą sezono pusę? Pirmiausia, noriu pasveikinti visus Utenos sirgalius, visus komandos rėmėjus, žaidėjus labiausiai, už tai, kad mes įvykdėm tą, ką norėjom. Praktiškai nebuvo labai didelių nuopolių, nebuvo, aišku, didelių labai pakilimų. Manau, kad sužaidėm pagal savo galimybės, ką tikėjomės, tą ir padarėm. Sakau, mane labiausiai džiugina tai, kad mes pradėjom rodyti tą krepšinį, kurį turim rodyti, kurį stengsime žaisti ir ateityje. Ar tai reiškia, kad kolektyvas jau sucementavo visiškai ir žaidėjų vienas kitą pažįsta iš šalies pusės žvilgsnių? Jau pradeda pažinti, jau aš džiaugiuosi mūsų žaidėjų charakteriu, džiaugiuosi mūsų žaidėjų nusiteikimu, draugiškumu. Taip, plus, o tas visas veda prie supratimo. Kuo geresnis supratimas, toli yra lengviau žaisti. Tai komanda tiek aikštelė, tiek už aikštelės ribų.